Lapė gudragalvė. Vieną šaltą žiemos dieną važiavo per mišką ūkininkas ir rogėse vežėsi pilną maišą žuvų. Važiuoja žmogus, o iš paskos išalkusi laputė bėga. Toks gardus kvapas tvokstelėjo į nosį, taip ji panoro žuvies pasmaguriauti, kad net seilė nutyso. Bėga ir galvoja, kaip tų žuvų paragauti. Ir sugalvojo. Užbėgo lapė žmogui už akių. Atsigulė skersai kelio, uodegą atmetė, kojas ištiesė, akis užmerkė, negyva ir tiek. Privažiavo ūkininkas, pažiūrėjo į gulinčią lapę ir sako: O, nors nepadėjau, bet radau. Bus puiki man kailinė kepurė. Pagrebė lapę už uodegos, įsimetė į roges ir važiuoja toliau. Neilgai gulėjo laputė. Tuojau praplėšė maišą, žuvelę po žuvelės, visas išmėtė ant kelio. O paskui ir pati, žmogui nematant, iš rogių iššoko. Susirinko žuvis ir nusinešus paslėpė tankumynę. Kol žmogus apsižiūrėjo, lapės ir pėdos atšalo. O laputė atsitūpusi po egle skaniai savo ėda. Tik kur buvęs, kur nebuvęs, vilkas jau čia. Stovi priešais ją, nuo bado labai sulysęs, net šonai įkritę. Sveika, laputė, kumutė, ką tu ryji? Žuveles, atsakė lapė. Kumutė, duok ir man paragauti. Aš taip išalkęs, kad vos kojas pavelku. Supykusi lapė numetė vilkui kelias menkas žuveles. Duok daugiau, prašo vilkas. Tavo žuvelės labai skanios. kur aš gausiu daugiau? Atsikalbinėjo lapė. Eik meldžiamasis ir prisižvejok. Man irgi nelengva jas buvo susigauti. Kaip aš eisiu, kad nemoku? Skundžiasi vilkas. Einam, pamokysi mane žvejot. Einam, man negaila. Sutiko lapė ir nusivedė vilką prie ežero, kur juodavo žvejų iškirstos eketės. Kad nori žuvies gauti, kišk uodegą į eketę. Įkišęs laikyk tol, kol žuvis į uodegą sukibs. Tik neskubėk, nes pačias didžiausias išbaidysi. Vilkas įkišo uodegą ketėn ir laiko, bijodamas net pajudėti. Padangė mėnulis kaip blynas šviečia, o šaltis spaudžia, net tvoros pyška. Taip ir tupėk ramiai, sako laputė. O aš bėgsiu truputį pailsėti. Ir nukūrė rudoji į tankumyną žuvį baigti valgyti. Ilgai tupėjo vilkas prie eketės, visą naktį nesitraukė. Uodega jo ir iššalo. Pabandė atsistoti, kur tau? O, kiek žuvų! Nudžiugo vilkas pajutęs, jog uodega stipriai laiko. O! Nusistebėjęs sušuko, pabandęs ir jėga išlupti uodegą, tačiau negalėjo. Susilenkė vilkas, įsirėžė, timtelėjo uodegą iš visų jėgų, bet ir tas nieko nepadėjo. Nusigando pilkis, ėmė šokinėti ir daužytis, tačiau ledas nekrus. Iš ryto ėjo moteris į ežerą vandens ir pamatė vilką, o pamačiusios ėmė šaukti. Žiūrėk, vilkas! Vilkas, vilkas! Imkit pagalius! Muškit jį! Daužyk jį! Greit subėgo visas kaimas vilkui kailį karšti. Moteris su šluotomis, vyrai su spragilais, piemenys su botagais. Mato vilkas, kad viskas gali baigtis blogai ir ėmė šokinėti, kiek tik jėgos beturėdamas. Šoko kelis kartus į viršų, uodega paukšt ir nutrūko.
pasileido vilkas bėgti į mišką, uodegą palikęs eketėje, negalvodamas apie žuvis ir vakarienę. Bėga ir iš apmaudo staugia. Na, palauk, lastūne, apgavikė lapė, pateksi į mano nagus, pamokysiu tave. O lapė prie eglės, tupėdama iš vilko žvejybos, ilgai juokėsi. Ir nuo to laiko pilkasis vengė slapta draugauti.